Ops. Balandžio 19 dieną kolegijoje surengta iškilminga apdovanojimų ceremonija pavadinimu Kultūros pėda. Likus kelioms valandoms iki ceremonijos surengta apskritojo stalo diskusija su kolegijos socialiniais partneriais. Vieną iš jų ir pakalbinsime. Susitikome su Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovu Ramūnu Kaubriu. Labą dieną. Labą dieną. Norėjau paklausti, kaip vertinate šios dienos diskusiją? Ar naudinga? Taip, vertinčiau pozityviai, išties šis susitikimas pakankamai svarbus ir toliau tęsiant mūsų bendradarbiavimus ir sąlyčio taškus būtent kultūros vadybos srityje ir ugdyme tokių specialistų kaip kultūros vadybininkai. Kalbant apie kultūros specialistų ugdymą, ar remdamasis asmeninę patirtimi galite teigti, jog mūsų studijų praktikantai iš tikrųjų yra tolerantiški ir atviri multikultūrai ir šiaip kultūriškai išprusę? Žinoma, manau, kad tai yra tiesa, ką jūs sakote ir ko klausėte. Tobulumui ribų nėra, tai priklauso, žinoma, nuo paties studento, kiek jis įdėjęs yra darbo, savo laiko į savo specializaciją, bet tiek, kiek mes susidurėme realiai mūsų įstaigoje su ateinančiais atlikti praktiką studentais, iš ties mus tai tenkina. Na, džiugu girdėti. Ir paskutinis klausimas, ką norėtumėte palinkėti būtent būsimiesiams mūsų kultūrinės veiklos vadybininkams? Na, ką tik įvykusioje diskusijoje kaip tik palinkėjau kultūros vadybininkams galvoti ir didelį dėmesį skirti pačios kultūros politikos strategavimui. Palinkėjau, kad iš kultūros vadybininkų išaugtų kultūros politikos didieji strategai. Na, ačiū Jums labai malonaus renginio. Lengviau galbūt, kada viskas surikiuota. O kultūra tai yra, kaip pasakyti, visko daug ir viską reikia pačiam suvokti ir pačiam kažką sukurti. Kultūra nėra, kad laivą statau, yra brėžinys ir darau. O čia dažniausiai tas laivas kultūrai statomas be brėžinio. Štai, kad suvoktų, kad daugiau reikia kūrybos, reikia iniciatyvumo. Labai ačiū už nuoširdžius atsakymus. Šiandien mes teiksime net 7 nominacijas. Ką tik baigėsi iškilminga apdovanojimų ceremonija. Esame kupini emocijų ir pakalbinsime dekanę Astą Pancaravienę. Labą dieną. Labą dieną. Norėjau paklausti, ar patiko renginys, kokios emocijos? Be abejo, patiko renginys ir labai geros emocijos iš tiesų, nes tai yra grinai studentų darbas ir studentai suorganizavę tokį renginį iš tiesų yra verti pagyrų. Labai smagu, kad tame renginyje dalyvavo mūsų socialiniai partneriai ir iš jų veidų matyti, kad jiems irgi paliko renginys gerą įspūdį. Aš to net neabejoju, ačiū labai Jums. Kalbiname metų video nugalėtoją. Kaip jaučiatės įvertinta tokiu garbingu apdovanojimu? Iš tikrųjų labai nuostabu, labai esu laiminga, nustebino, nesitikėjau iš tikrųjų. Džiugiuosi, kad esu įvertinta. Ar tikėjotės tą? Na, šiek tiek gal buvo širdį toksai virpuliukas ir matyt, kad pasitvirtino man jisai. Ar daug laiko užtrukote kurdami video? Pusę dienos. Tik tiek? Taip. Pasirodo, kad nepasiteisina šį kartą tas, kad studentui trūksta vienos nakties. Mums užteko keletas valandų, kad būtume įvertintos. Kaip matote, užteko keletas valandų nugalėti gauti šį puikų apdovanojimą. Sveikiname Jūs nuoširdžiai. Pakalbinsime ką tik iki vykusio nuostabaus apdovanojimų renginio organizatorės bei vedėją, antro kurso kultūrinės veiklos vadybos studentes. Kokios emocijos, merginos? Labai džiaugiamės, kad pasibaigė. Ilgai dirbom, bet renginys truko
trumpai, mums labai viskas greit praėjo, bet džiaugiamės, kad viskas pavyko, ką sugalvojom, viskas puikiai. Ar daug nemigo naktų prireikia? Ne tiek nemiego naktų, kiek turbūt nervų, ekstremalių sąlygų, bet viskas, nežinau, man tai atrodo mano akimis labai labai gražu ir neįsivaizduot, kiek čia yra darbo iš tikrųjų toj vienoj valandoj, ne vieną savaitę tikrai. Gal buvo ir kuriozinių nutikimų kokį nors planuojant? Visokiausių. Buvo, bet mes jų tikrai neišduosim, tai yra paslaptis mūsų grupės. Beje, kaip jaučiatės vedėjas amplua? Puikiai, nuostabiai, su nuostabiu vedėju Andrium visur yra gerai. Ir visos baisios ekstremalios situacijos tampa pačiom puikiausiam ir gražiausiam akimirkam. Labai džiaugiuosi tai girdėdama. Ir paskutinis klausimas, ką norėtumėt palinkėti kitų metų organizatoriams Kultūros pėdos? Nežinau, žinoma, daugiausia kantrybės, mažiau nervų, kad visą blogą, kas bus, nutiks blogą, priimti, paprasčiausiai neimti į širdį ir priimti, kad viskas baigsis, žodžiu. Gerai, viskas baigsis gerai. Viskas vis tiek baigsis gerai. Ar turite ką nors pridurti? Dar būtų galima palinkėti, nežinau, kad kalbėtis vienas su kitu ir nebijoti reikšti savo nuomonės.